Labą rytą, Giedriau. Labą dieną. Labai malonu. Ačiū. Na, prisėskime. Dėkui. Taigi, sveiki gerbėmėjai žiūrovai. Šiandieną pokalbėse su Martynu turime unikalų svečią – Giedrių Drukteinį. Kuo jau tokį unikalų, atsiprašau, dvi galvos auga pas mane, ar čia šešios rankos? Gerai, Giedriau. Mūsų pokalbių tema – gero žmogaus turi būti daug. Taigi, gerbiamas Giedriau, kaip jaučiatės? Jaučiuosi pakankamai lieknas, kad, tarkime, sakysime, atsakyti jūsų šitą temą. Nežinot, gero žmogaus turi būti daug, man taip iš karto taip nevalingai kyla toks įspūdis, kad čia mes kalbam apie stambų žmogų, taip? Na taip, iš tikrųjų. Su gausybė plaukų, taip? Taip. Daug metų ar ne ant pečių. Iš tiesų, iš dalies taip, galima ir taip sakyti. Taigi, noriu pasakyti, kad aš dar esu beje jaunas kažką, jeigu taip jau pateisingai. Tada, Giedriau, klausimas jums. Būdamas, kaip sakot, jaunas, bet ir to pačiu brandaus amžiaus, pasakykite, kokia yra jūsų rutina sveikatos, nes jūs ganėtinai, žinokit, kaip savo metų, atrodote neblogai. Ir retas žmogus, kuris taip atrodo, būdamas jūsų amžiaus. O kaip jums atrodo, beje, kolega, koks tas mano amžius yra, beje? Žinote, toksai nei senas, nei jaunas. Per vidurį. Na, bet vis tiek, kaip jums atrodo, kiek man metų? Nu, šiaip draugiškai klausiu, tikrai. Būtų 42. Ar pataikiau į tą pusę? Esu šiek tiek vyresnis, bet šiaip taip, iš tikrųjų, arti. Man 45. Apie ką aš ir šneku, nes sakau, atrodot ganėtinai jaunai kaip savo amžiaus. Tai kokia yra jūsų sveikatos rutina? Kaip sanatorijoje ar namuose? Visur, apskritai. Apskritai, na ką, atsikeliu, papusryčiauju, dirbu, papietauju, vėl dirbu, po to grįžtu namo, ilsiuosi, pavakarieniauju, žiūriu televizorių ir numiegoti. Tai tokia paprasta? Nu, ką daugiau. Tad klausimas, kodėl tada žmonės, jeigu elgiasi taip pat kaip jūs, yra apkūnus? Ką jie daro kitaip negu jūs? Gal jie valgo daug nesveiko maisto, gal jie mažai juda fiziškai, gal jie tiesiog, yra pesimistai, gal jie gyvenam, žinai, stresiniai kažkokiai tai būsenoj. Manau, nežinau, čia gal reiktų klausti dietologų, gydytojų, psichologų ar dar kažko. O jūs ar užsiimate sporto? Ne, aš neužsiimu sportu, nes manau, kad žalinga veikla. Ir jeigu sakom, kad gero žmogaus turi būti daug. O jūs ar geras žmogus? Na, žiūrėkit, aš esu neteistas, ar ne? Aš nesu niekam skolingas pinigų. Aš daugiau pasakau pridieną teisybės negu melo. Daug žmonių nuo manęs priklauso, daugelio žmonių gerbuvis, ar ne? Aš esu džentelmenas, aš daugeliu žmonių per dieną pasakau daug komplimentų ir daug žmonių išgirsta iš manęs patarimų. Taigi visą tai susimaus, man atrodytų, kad tai yra geras žmogaus, kaip ir bruožai tokie, ar ne? Aš spėju, kad jūs turbūt, kolega, klausdamas, turbūt turite omeny tokį, ar aš ten, pavyzdžiui, ten kokią nulaužtą šakelę pakeliu ir parešu, ar voveraitėms riešutų į drevę papilu. Ne, aš to nedarau, bet aš tiesiog, aš išmetu šiukšlės ten, kur joms priklauso, ir jeigu žmogui reikia patarimų, aš jį sutikiu. Man atrodo, kad tai yra geras. Tada, Giedriau, jeigu galėtumėte duoti vieną patarimą žmogui, būti geresniam, būti sveikesniam, ką jam reikėtų daryti? Aiškiai viskas yra pasakyta dekalogė, laikykitės 10 Dievo įsakymų ir jūsų gyvenimas susiklostys idealiai. Gerai. Kas gerai? Ačiū jums. Gerai. Ačiū jums. Ačiū, Giedriu, už pokalbį. Ačiū, kad pakvietė. Giedriu, kaip atvirumo valandėlė? Na, visai smagi. Kaip sakoma, aišku, aš tikiu, daugelis turbūt žiūrovų galėjo pagalvoti, kad mūsų čia pokalbis yra eklektiškas, bet man jis buvo labai jausmingas. Palmyra. Aš tiek kvatojau iki ašarų, Martynai, aš seniai tiek nesikvatojau. Iš tikrųjų susidarė įspūdis, kad aš žiūriu kokį nors
teatros, mėgėjiško teatro tokį skečą, kur pakviestas vaikinas vaidinti kalbintoją. Vat man toks susidarė įspūdis. Iš tikrųjų, net nelabai galėjau įsigilinti pokalbį, nes pusė jo prasikvatojau savo viduje, bet kiek nugirdau, tai bendros pastabos tokios, kad pokalbis buvo absoliučiai mano manimo apie nieką. Nes ką jūs norėjote tą temą kalbėdama sužinot, taip ir neliko aišku. Ar Giedrius mano, kad jis yra geras žmogus, ar ką jis galvoja apie blogus žmonės, kurie ne vietoj. Ar aš sportuoju, ar ne? Ar jūs sportuojate? Kiek jums metų? Jeigu tai yra gero žmogaus, turi būti daug, tai ir jūs klausėt iš karto Giedriaus, kaip jis jaučiasi. Ką reiškia? Ar tai jis jaučiasi gerai, kad jo yra pernelik daug, ar tai yra jis jaučiasi gerai, kad jo yra pernelik nedaug? Galbūt čia bendras toks, tiesiog O jums nereikia tų bendrų klausimų, jūs turit labai nedaug eterio laiko, jūs klauskit iš karto, ką jūs norit sužinoti, ką jūs norit išgirsti. O šiaip taigi turite tokį gerą balso tembrą, su juo jums tik ir kalbėti, tik tai klausti ir klausti. Gerai, ačiū už patarimą. Prajuokinot, iš tikrųjų. Bet tarp kitko, labai geras klausimas. Ar jis pats mano, kad yra geras žmogus? Labai geras klausimas. Labai buvo įdomu išgirsti, ką jis pats apie save galvoja. Ir kaip galvoja, kodėl yra geras. Palmyra, bet šiaip logiškai atsakiau, kad geras. Sudėliojot savo vertybių. O ką, ar jos Aš irgi būčiau panašiai atsakęs. Irgi būtumėt panašiai atsakęs, va, vyrai. Tik tai, kad į klausimą, ar jūs esat geras, galima sakyti, aš esu geras arba ne. Galima paklausti, ką jūs apie save galvojat. Būtų įdomesnė istorija. Ne? Nes geras yra tokia etiketė. Kas yra geras, yra filosofinis klausimas. Geras kam, kada ir su kuo. Man labai toks dvejopas įspūdis buvo. Man Martynas įsiskyrė ir patiko to, kad jisai iš tikrųjų nuoširdžiai klausėsi ir jautėsi toks geras santykis. Santykio dalis tvarkoj, forma, šiek tiek įtampėlės, bet realiai toks visai. Bet klausimai kažkaip vis nenusisekdavo. Galėtumėt, Martynai, būti geras blogų žinių vedėjas, nes kažkaip vis blogai. Kažkokie kildavo. Taip, gera parodė. Tyčia, netyčia, nežinau, bet toks jausmas truputėlį šitoje vietoje yra dvejopas, nes su tom amžium kažkaip ten taip nuklydo, ten vis kažkaip blogai galėdavo žmogaus paklausti. O gyveni ir mokaisi. Jo, bet apskritai. Situacija. Bet santykis buvo labai toks geras ir klausimai buvo iš tikrųjų dauguma atviri, žmogus skatinantis kalbėti. Taip, kaip šį spektaklį vertino Vytenis? Aš labai juokiausi širdį ir fiziniai, čia kračiausi iš visų jėgų ir galų gale. Aš, žinot, gerbėmieji, sužinojau, kad aš esu blogas žmogus, nes aš esu tikrai savo gyvenime numetęs šiukšlę. Na, dėl vienos nieko nebaudžia. Iš tiesų galėtų būti visai neblogas toks interviu šou programoje. Kada būtų labai aiškus personažas Martynas, toks jaunas berniukas su nedideliu gyvenimo patyrimu, jeigu jis tokį vaidintų ir sakytų, mama, pasakyk, kas yra meilė. O mama jau jinai ten reiškia kitas visai priešingas personažas. Šiaip aš, nesupykite, Martynai, jūsų šitą šou, kaip šou programos elementą vertinu, nes jeigu vertinčiau, kaip jūs temą gero žmogaus turi būti daug čia mums praskleidėte, tai gautumėte labai mažą balą. Bet jeigu toks duetas būtų šou programoje, vienas labai laisvas, toks biski pagirūniškas, prisigyrė labai, koks ten puikus, o šitas toks tipažas, toks iš tikrųjų tiki, kad aš neka, oi, kaip jūs, suprantate, tai iš tiesų gana juokinga ir aš jūs tada sveikinčiau, bet čia ko gero buvo ne ta užduotis, mėlėjai. Čia buvo pakedenti temą iš tikrųjų. Tai nežinau, ką... Susumuokime. Nežinau aš. Man irgi toks yra vėlgi tas dvejopas jausmas. Tema neatskleista tai tikrai. Bet pats pokalbis man patiko. Ir aš taip... Tebūnie 8. Ok. Bravo. Aš vis dėlto 6. Gerai.
Aš irgi neparašysiu daug todėl, kad jeigu jau šou elementai, jeigu pokalbis yra šou programoje, tai trūko man tada jo charakterio, dar grinumo, dar daugiau tokio tipažo visiškai tokio. O čia toks biskit, tik, nu, mes tik apčiupinėjom, kad galėjo tai būti. Ne, 6, nedaugiau. Gerai, aš patenkintas. Taigi 20 kišenė Martynai, ar tau užteks, kad jis taptų televizijos nauja žvaigždė, mes sužinosime. Mano įspūdžiai iš tikrųjų yra wow.